Labas Šaika, su jumis pirmas podcastas, kai mes esame svečiuose pas RB Machine ir šiandien kalbėsime su Mantu. Sveikas, Mantas. Mantienas, Mantienas ir Mantienas numeris 2. Jūsų dauguma šiandien. Jo, tu laikykis. Ok, nemalkim šūdo, kaip tu pasakytum, mane atvarėm į Lietuvos Miami ir RB Machine. Kas tai yra? Atliekame viską, kas liečia pilnas servizo paslaugas. Tepalai, filtrai, net nekalbu. Tai yra paprasti elementarūs dalykai. Perkame iš Amerikos taipogi, padedam klientui susirasti Amerikoje motociklą, jį nupirkti, jį parsigabenti, jį davežti iki vietos, realiai nuo A iki Z, nuo pradžios iki galo jį perdaryti, susisteminti ir tiesiog klientas pasiima, išvažiuoja, džiaugiasi arba parduoda, jau reikalas. Tai vienu žodžiu, atvarai pas jūs vieno langelio principas, viską galite. Bet jeigu noriu ne kostiumo, tiesiog padedinu man nupirkti. Laisvai. Atliekame įvairias paslaugas. Tai tarkim, galim dėti ant pirštų. Nupirkimas, perdarimas, tvarkymas, pardavimas, fotkinimas, viską realiai, viską atliekam. Nuo A iki Z. Ai, tai ne tik nupirkti, bet dar ir parduoti galite. Jo, laisvai. O jeigu man šiaip sugėdo sankaba ar ten pamečiau kokią detalę, skambinat RB Machine. O jeigu turiu Kawasaki ir man sankaba sugėdo? Šiandien dieną esam Harlio sielos broliai, tai. Supratau. Tai dirba tik su Harley. Taip. O kodėl? Taip, kodėl? Kodėl tu durnus klausimus uždavinėjai? Atvažiavom į vietą, kur tik galim apie turim būti šališki. Negalime čia būti šališki. Galim, turim būti. Palauk, Marienai, klausyk. Ką aš norėjau klausti? Pamiršau. Apie kitus motus norėjau. Ai, jo, Harlis, servisas Harlių. Iš esmės, jūsų klientas yra daugiau, kur atvažiuoja remontuoti, ar labiau atvažiuoja, kur jūs perdaryti nori motociklą? Šiandien yra daugiau kur perdaryti, bet atliekame, kadangi visas serviso paslaugas, mes taip pat įlendam ir į socialinę erdvę. Darome reelsus ir kūrėme turinį, ganėtinai įdomų, galite mus pasiekti ir pažiūrėti Instagram profilį RB Machine. Pasiekit ir jūs. Tai pagrinde yra toksai dalykas, kad gaunam motociklą realiai iš klientų pagrinde, gaunam motociklą, jį perdarome pagal kliento poreikius, tai ko jis nori, tai ką jisai įsivaizduoja, pasiūlome ir mes iš savo pusės, ką mes galime padaryti, ko jis nori ir pagrindas yra pas mus perdarime motociklą. Ir čia žiauriai gera vieta, dar sugrįšiu prie to, kad viską vienoje vietoje gauni. Pavyzdžiui, kai aš nusprendžiau, kad aš noriu nusipirkti Harley iš Tatų, tai aišku, parsisiunti aukcionų tos ir tipo žiūri, žinai, o ką daryti, o čia gal apgaus, o kokia čia kaina, o už kiek čia o kaip transportavimas, o kaip muitai, žinai, tų klausimų daugiau negu atsakymų. Čia atvariai, turi pinigų, turi Harley, neturi pinigų. Nėra Harley. Tepalų gali nusipirkti. O klausyk, Mantienai numeris 2 dar, okei. Tu svečiuosi, tai tu numeris 2, jis numeris 1. Tai atvirkščiai tada reiks perfilmuoti. Tiesiog, turiu, įsivaizduoju, noriu, Harlio, ten, tarkim, noriu nusipirkti Softailą, jūs padedat žmogui susirasti, randam aukcionę, žinai, bet, vis tiek aš įsivaizduoju, žmogui matant nuotraukas, jisai gali ten prisigalvoti ir prisiskaičiuoti N dalykų, kiek tą motociklą kainuos prikeltą, ir dažniausiai, visi žmonės nori žinoti, tai gerai, tai aš tai jį nupirksiu ten, tarkim, už 5 000, bet už kiek pinigų man kainuos, kad jis važiuotų, tai jūs tokią sugebat iš nuotraukų padaryti preliminarią žmogui, žinai, sąmatą, dar kažką, kad jis galėtų bent jau įsivertinti. Jo, tai realiai atvažiuot pas mus, tarkim, tu, atvyksti arba tu, atvyksti pas mus, sėdam prie kompo. Jo, per pusę. Bet irgi. Vieną savaitę, vienas kitą. Jo, tai sėdam, žiūrim, jums tinkamiausią variantą, ta prasme, žinai, ir iš nuotraukos, ką tu gali realiai pasakyti, žinai, jo būklę, maždaug kas grįž irgi niekada negali žinoti, nes grįžta visko. Ten, tarkim, matai, su dėžėms rytas grįžo be dėžių. Tai ten įvairių variantų yra, bet jo, maždaug samatą preliminariai mes primetam. Aišku, viskas gali dar keistis, kaip sakyti, Harlis turi sielą. Irgi kiekvienas Harlis turi savo, žinai, kaip pasakyti, mes kaip sakom, sielą turi ir nežinai, kiek jam ko reikėti gali. Tai aišku, kiekvienas žmogaus ir nori, žinai, jeigu sako, tarkim, norim, juodinam, ten maždaug kainuos tiek ir tiek, žinai. Darom ten trumpašiknį arba ten kažką keičiam dar labiau, tiek ir tiek, žinai. Tai maždaug samatą pasiskaičiuoja, žmogus įsivertina savo finansinės galimybės ir jeigu jam tinka, mes darom dobro ir važiuojam tolyn.
O kas yra brangiau, ar juodinta, ar chromadė? Žiūrint kaip. Jeigu motociklas yra ganėtinai, tarkim, komponentai, tie, kurie yra chromuoti, yra mušti, tai yra lengviau tvarkyti juos ir juodinti. Bet jeigu, tarkim, trūksta kai kurių dalių, šiandien dienai, kas liečia chromą, jo Lietuvoje ganėtinai sunku gauti ir padaryti. Žinau. Jo, pažinai, situacija. Tai brangiau yra chromuoti. Brangiau yra chromuoti arba pirkti originalias chrominės detalės, negu daryti custom. Ok, gerai. Va, matai, bet vis tiek visi nori juodo, ne? Juodas toksai, kaip pasakyti, yra tendencija. Tai mūsų kaip ir braižas yra juodas. Mums realiai šiandien dienai labiau ir tai ir akį traukia, ir patinka, ir prie kitų custom detalių mums labiau tinka tai daryti negu chromas. Aišku, kiekvieno kliento noras ir kiekvieno žmogaus asmenis. Pavyzdžiui, man asmeniškai, kuo tamsiau, tuo geriau. Noris, aišku, įterpti į dizainą, dažymą kažkokių komponentų, žinai, gražesnių, ir ten spalvos, ten kažką, bet kas liečia variklio skyrių komponentus jo, ten priekinių šakių, galo, man juoda yra juoda. Ir visai realiai mūsų komanda. Yeah. Okei, vat sakai, vat jūsų irgi stiliaus braižas, net į juodumą, net tie motociklai. Kokie dar išskirtiniai, sakykime, dalykai, kurie būtent ir parodo, kad tai yra RB Machine gaminys? Pas mus realiai pagrinde visi, kas liečia softailus, pavyzdžiui, imkim softailus, ne? Tai labai išraiškingas dizainas. Mes pradėjom labai daryti stiprią tematiką ant spalvų, ant visokių, tai tarkim, Fatboyus, ne? Imkim Fatboyus, šiandien dieną vienas iš populiariausių modelių, ypatingai dar naujieji Fatboyai. Taip, mes darom ganėtinai ryškias stilistikas, gal matė pas mus Instagram profilį važiavę ir į Vokietiją, ir į parodas mes su dizainu, su spalvom, kas liečia, žinai, motociklų dizainą patį. Tai galim aspektais, platūs ratai, visas juodas, kas liečia variklio, ar ten metalo komponentus, juodi komponentai, žemi vairai arba aukšti, kas liečia stambus, visi šitie dalykai, kaip pasakyti, kaip atskleidžia mus, žinai. Tai yra tokia situacija. O šiaip irgi, žiūrint į jūsų visus tos mocus, matosi daug kur būtent irgi RB Machine ženkliukas. Taip. Tai čia irgi nuoroda, sakykime, kad ta detalė yra jūsų kūrybos, jūsų gamybos, kalbant pradedant nuo sėdynės, sakykime, persimo, bet ir matosi tam tikrų irgi apdailos detalyčių. Ne? Tai čia jau yra jūsų kūryba, ar tiesiog yra nudažomas ir uždedamas ženkliukas? Ne, tai yra mūsų kūryba, mūsų dizainas. Mes patys iš tikrųjų patys praleidome liniją kai kurių komponentų ir detalių. Pamatysite tai tie. Pas mus profilyje, pradėjome gamybą ir paleisime, manau, į rinką ir mūsų dalis, kas liečia ten kokius tai filtro elementus, ar lempos, ar custom kitai, aplamai paėmus ten sparnai, priekiniai, galiniai, kažkas. Ateityje pamatysite daug įdomių ir išraiškingų variantų, kas liečia mus. Dabar kas matyta motociklų sėdynės pagrinda, kiek matėt, oro filtro elementai, tie, tarkim, yra tas oro filtro, žinai, plasmasiukas. Apdaila. Jo, apdaila. Tai turim ir savo irgi pradėję gaminti. O šiam momentui galima, pavyzdžiui, atvaryti pas jūs ir nusipirkti RB sėdynę? Jo, laisvai. Su jūsų... Laisvai. Nes man gerai dera, žinai, sėdynė. RB. Taip. Labai dera. Ok, dar pamiršom paklausti, tu pats, kada atsiradai RB Machine? Aš pats iš tikrųjų esu čia keli metai, dar tik tai, bet paėmus, kas liečia tą 20 metų atgal. Tai viskas prasidėjo nuo mano draugų, tų pačių. Ir dabar jau kolegų, tai visa ta ideologija prasidėjo man jau nuo mažens realiai. Mėgau du ratus jau nuo pat mažens. Iš vis techniką mėgau, ten mašinos, motociklai mane vežė ir po šiandien dienai tai dar labiau traukia ir vežė, žinai. Viskas prasidėjo irgi prieš daugelį metų, gal paims kokią 12-13 metų atgal. Pradėjau matyti, pradėjau pats dalyvauti, atvažiuoti pas Hebra į tuos garažiukus, matyti, kaip viskas vyksta, kaip tveriasi, kaip darosi, pats galvoju, blem, noriu savo halių, noriu užaugti, turėti halį, vairuoti, nusipirkti, važiuoti, žinai. Tai to pasekoje ėjo metai iš metų, žinai, vis dalyvau ir prieš keletą metų draugas atėjo, sako, gal nori pabandyti prisijungti prie mūsų, žinai. Matom, kad turi idėjų, kažką, viskas vyktų kartu, žinai. Tai be kalbų jau čia buvo visiškai nereikšmiškai. Tai realiai nėra tik tai darbas, tai yra gyvenimo būdas mūsų, žinai. Dirbam su tuo, gyvenam su tuo. Man taip kas būtų. Jo. O klausy, o tu pats tavo, sakykime, specializacija yra kurioje vietoje? Realiai šiandien dienai užsiimu tik tiekimo visais aspektais, elektronika užsiimu irgi, europinimais motociklų. Realiai, kaip pasakyti, daug sričių apimu iš tikrųjų, nes nesu
ten vienos srities specialistas kažkoks. Aš apsėmęs su daugelis sričių ir kiekvienas dirbu su visais meistrais, dirbu su tiekimu, dirbu su užsakymais, realiai. Vadybininkas. Viskas viename. Daugiau vadyba. Ja. Okay. Aš dar turiu vieną, ar galiu, Mariau, užduoti klausimą? Palauk. Taip, tavo eilė. Minėjai, kad kolegos, ir pats biški ir daug keliaujat, buvo, tai Mocai išvežė į parodą, spalvos, kita. Daug tų parodų jau arba mašin dalyvavo ir gal nuskynė kokių laurų, laimėjimų, dar kažką, kažkokį dizainą, ar spalvas, ar dar kažką. Kiek pamenu, kiek pats esu dalyvavęs, tai esu dalyvavęs dar tik tai vienoj. Tai buvo Vokietijoje, tai prieš metus ar 2 berods, jeigu neklystu. Tai dalyvavom su Fatboy'm. Su nauju Fatboy'm dalyvavom, realiai ėjom pagrindę ant išdažymų. Nes buvo ganėtinai įspūdingas ir išaiškingas išdažymas mūsų Fatboy'os. Tai bandėm ten, aišku, nepaėjo, bet bent jau nors pasirodėm save. Pamatė žmonės, tikrai labai buvo didelis susidomėjimas, labai nemažai klausė iš kur, kaip kas, kur kas vyksta, nes labai patiko mūsų custom detalės ar kažkas tokio, žinai. Daug pabendravom, daug prasiplėtėm iš tikrųjų, vis tiek važiavam socialiniais tinklais irgi tuo pačiu. O prieš, jeigu neklystu, 5 metus, tai 2019 metais jo buvo Thunderbike šou Karpiniai. Tai vat Karpiniai buvom paėmę, jei neklystu, Public Bike buvo. Tai va toks užbalsavo, jo. Ne, iš tikrųjų, tai išskirtiniai įspūdingi motociklai realiai gaunasi, tai ten pastatai vienareikšmiškai matai, kad jau mes. Ir šiais metais irgi dalyvavom atidarime motociklų. Dalyvavom su 2 vyraudais. Jo, tai turėjom visą mūsų abiejų mašinų standą, kas buvo tas matas. Tikrai. Fotosesija, iš mūsų nubraukėt balsų labai. Bet mes čia mūsų pirmą parodą, mes pabandėm, save parodėm. Pamatėm, kad nepaeina. Gal juodai reik nudažyti. Sprendė publiką. Realiai mūsų, dar vienas buvo 3 motociklai, irgi tik chrominiai buvo mūsų 2 ir dar kažkieno, aš neatsimenu. Išauš mūsų valandą. Ne, tai laikas keistis. Kada nors. O šį žiūrint rinkas dar įdomu, vis tiek jaučia tą pulsą, kaip klientai pardavinėja, ar jūs pardavinėjat. Lengviau parduoti custom Harley Lietuvos rinkoje, ar, sakykime, Vokietija ir ten Olandija kažkas viena. Kalbant apie būtent šią rinką, tai labiau ir patogiau ir didesnis susidomėjimas yra užsienis. Ten dar ta kultūra, sakant. Ir ne tik ir kultūra, bet ir finansinė padėtis. Norėjau turbūt sakyt, kad vis tiek visas tas perdarai tą Mocą, jisai negali kainuoti 10 000 eurų, tai natūralu, kad turbūt tas klientas yra didesnis užsienyje. Tai ir užsienyje didesnė paklausa yra iš tikrųjų custom, būtent kas liečia, nes realiai, kaip pažiūrėkime Amerikoje, Amerikoje yra pagrindas stokas, realiai jie pasidaro ką daugiau, dasideda galios į variklį kokį ten vieną tam keltą ar kažkam tokio, žinai, arba max persidažau ten ar dar kažką, žinai. O kas liečia, tarkim, Vokietija, Olandija ar kitas šalis, ten Skandinavija, irgi jie net nematė to, ką turim mes iš vienos pusės. Tai gaunasi, kad juos sudomini, pamato, wow, kas čia dar nematė, stipru, pikta, kaip važiuosiu gatvę, kas matys, žinai mane. Tai realiai pagrindas pas mus yra užsienis. Lietuvoje ganėtinai sudėtingas aš tada. Taip ir galvoju. O tai užsakovai ateina pas jumis jau užsieniečiai ir užsako, padarykit man tokį ir tokį, ar tiesiog jūs užsiemat savo perdarimais ir tada jau visa produkcija, sakykime, taip iškeliauja iš Lietuvos? Yra keletas variantų, kas užsisako asmeniškai, pasiskambina, susižiūrim, net yra variantų, kur paskambina ir sako, davai, nuperkam mum motociklą, sako, iš štatų, parvežam, subildinam tokį, kokį mes norim. Nuo A iki Z, ten su tokiam detalėm jisai užsako transportą, nusigabena ir toliau patenktas važinėja. Ir yra tokia situacija, kaip patys pardavinėjame, irgi siūlome realiai. Tai tas tam nelygui būna, vienu žodžiu, būna ir užsakymų, būna ir tai, kad mes patys siūlome juos. Ok, bet jūs dar ne tik pardavinėjat, bet man atrodo, jūs visai nesenai pasileidot nuomą. Jo, pasileidom visai nesenai nuomą. Tai tipo, jeigu nori pavažiuoti su Harliu, atvarai arba mašinį sunuomoja Harliu. Taip. Kokį sunuomoja? Custom duos? Jo, būtent. Tai parodas kur veža? Ne parodiniai variantai, bet irgi iš esmės atitraukiant į sakį, patogus ir smagus. Jo, tai pasileidom dabar nuomą, tai turim 2 modelius, tai turim vieną Heritage Softailą Carbą, pabrėšiu, nes irgi reti variantai jau šiandien dieną yra Carbai. Jau labai reti. Jo.
Tai va turim karbą, irgi jisai trumpas šiknis, vienvietis, bet kas nori, gali skambinti drąsiai, kreiptis, rašyti, ar ką tik norit laiškus. Teisės tikrinat, kaip varo? Be abejo. Viskas turi būti taip, kaip turi būti. Jo, ir turim Dyną. Irgi tuo pačiu. Irgi custom, perdaryta, 103 variklis, irgi smagu. O yra jūsų susidomėjimas, ta prasme, jau buvo potencialiai? Jo, net, kaip pasakyti, nežinau, kada išleisim ar kažką, bet ir savaitgalį turim jau domėjusi žmonės, gal galim sunuomoti sam savaitgaliui, kitai savaitė vyksta renginių, taipogi dabar, kadangi sezonas prasidėjo vasarą, tai daug kas nori kur važiuoti, kiti grįžta iš užsienio, žinai, neturi ko važiuoti, žinai. Gerai. Tai to pasiekoje pamatėm, kad yra užklausa šito dalyko, ko Lietuvoje realiai beveik nėra. Jo, Harley aš kažkaip... Kažkas turi, tai atsimeni, tik nebijau pameluoti, praeitais ar užpraeitais metais vienas žmogus pas mus į ratukus atvažiuodavo ir pastojo su kitu mocu. Sakom, kaip tu, tai aš sako, į jūsų ratukus atvarau, išsinuomoju mocą ir pravažiuoju. Bet nebuvo su Harley? Su Harley nebuvo. Nu, tai aš apie tai kalbu. Tai irgi žmogus, ta prasme, nebuvo su mocu. Esmė, kad žmogus iš tikrųjų net nežinojo, ko jisai nori. Ar jisai nori, žinai, sportbaiko kažkokio streeto, žinai, ar jisai nori čioperiuko, pats jisai, jeigu gerai pamenu, žemesnio ūgio, vėl garsai. Gavau širdis permušė. Tai labai irgi fainai, žinai, tokie dalykai, kad žmogus, gali išbandyti, ne? Ne, aš pats asmeniškai pasakysiu irgi, kai kuomet neturėjau motociklo realiai, irgi nežinau, su kuo noriu važiuoti. Ar ten su streetu, ar su kokiu vyraudu, žinai, ar su softailu, ar iš vis ten vienas nori vienviečio, dviviečio ar kažko, ta prasme irgi. Tai to pasiekoje kilo noras, žinai, padaryti nuomą, kad žmogus ir vienas liks ir apsispręstų, ir turėtų ko važiuoti, nes irgi Hebra važiuoja, pavyzdžiui, kaip pas mus yra, mes pripratę Miami, kaip pasakyti, kiekvieną sekmanį važiuojam ratukus. Turim Hebra, realiai nuo ten 10 iki 40 žmonių net susirinkę. O Miami oras visada geras. Jo, visada. Palmės. Visą laiką saulėta. Welcome. Okei, jaučiu, varysim dar apžiūrėti ir garažą, ne? Parodysi. Bet pradėjai biškį ir apie mocus kalbėti, o taip pats dabar kokį vairuoji? Dabar iš esmės pasakysiu taip. Nieko nevairuoju, tik perdarau. Dirbi arba mašinį, neapsimoka savo. Iš tikrųjų, realiai. Pasiemi tą. Ne, testuojam. Reikia kiekvieną ištestuoti realiai. Tai ką, žinai, turi pasirinkimą. Kad tu ištestuot kokį štuką kilų, turi prasuknės. Aš asmeniškai streetas. Man asmeniškai tai streetas Tauringo modelis. Ir šiandien dienai tai turėjau vakatik, iš tikrųjų pardaviau savo motociklą, gaila, ant sezono. Bet ką daryti, turiu kuo čia važiuoti ir taip. Tai vienu žodžiu pardaviau Milwaukee M8. Turėjau naują, visiškai 23 metų mano buvo. Labai patenkintas šiaip iš esmės, ar ten mieste važiuoji, ar tu važiuoji už miesto dėžės, įsidėti kažką, patogumas, draugė prasivežti ant nugaros įsimetų, žinai. Tai ir šiaip mes, kadangi daug ir keliaujam ganėtinai, tai realiai man Tauringas iš esmės norėčiau gal ir mieste turėti ir kokį softailą, žinai, kokią Dyną. Sau kokį skrimininę 110 jo norėčiau tunkemų. O taip, kad patogumui, tai aš už streetas šiandien dieną. Išbandžiau ir roadlider bandžiau, bet streetas gali, kad pagal sudėjimą man labiau asmeniškai tinka. Kaip tai nebūna per didelio emocijų, būna per mažas žmogus. Jo. Tai gerai, gal čiuožim į garažą? Davai, varom į garažą. Vaikeli. Tai žiūrėk, čia turim du, ne? Jo. Tai čia dabar yra... Čia kostumo, čia standartinis? Ne, atvirkščiai, visiškai matyti. Tai gal papasakok biškį. Turim du vėraudus, realiai. Šitas, būtent modeliukas yra tik grįžęs, visiškai stokas, taip kaip ir priklauso šiam modeliui. Niekas nekeista, niekas nedaryta, originaliai kaip išėjo iš gamyklos, tik tiek, kad kažkas pasigavo, kaip sakant, blyną lengvą. Nors iš esmės paėmus tai jisai visiškai sveikas. Ne, aš tam kaip tokį modelį vadinam realiai sveiku, nes realiai nieko jam neatsitikė. O kelintų metų jis yra? Jo, šitas modelis yra 2008 metų. Aha. Ir šitas 2008? Ir šitas, lygiai taip pat. Aš imu šitą. Šiek tiek skiriasi. Aš manau, kad norėtum pasirinkti šitą.
Jo, tai iš esmės visiškai atrodo net skirtingai, ne? Jo. Čia lengviau, žinai, šiaip turėtum klausti, kas jam yra padaryta, bet čia gal reikia klausti, ko jam nėra padaryta. Realiai padaryta tai viskas. Įskyrus rėmą. Rėmą ar variklį. Rėmas ir variklį. Visos detalės yra custom, ne? Jo, realiai šitas iš esmės perdarytas visas. Įskyrus variklį patį ir rėmą. Niekas nepasikeitė, bet visi komponentai yra viskas mūsų perdaryta. Okei. Bet jau čia jūsų grinai jau matau kostiumą, ne bakas. Jo, kokios yra, pavyzdžiui, jūsų RB mašina, ne? Sėdynė. Tai sėdynė matau, Sėdynė, kad yra jūsų, kas dar yra iš tokių, kur jūsų kurtos detalės yra kažko? Būtent kas mūsų kurta, tai realiai yra sėdynė, visas dizainas paimtas. Aha. Realiai vairai, kas liečia vairą, posūkiai, apdailos ant šakių priekinių, žinai, viskas yra mūsų daryta. Dizainas pats, žinai, išdažymas, mūsų galvotas, mūsų idėjos čia. Toks klausimas mechaninis. Matau labai storas vairas, ne? Ja. Čia šitos vietos, čia patys pjaustėt, ar jau čia taip viskas buvo? Realiai tai turim gerų bičiulių, nagingų, auksarankių, kaip vadinama, tai, kurie mums pagamino šitos vairus, ar kas liečia pastorinimų, žinai. Tai viską darėm pagal užsakymą, pagal kliento norą iš tikrųjų padaryta viskas. Norėjau labai storo, didelio ir nepatogaus vairo, sakyk, žinai, bet gražau, žinai. Tai esmė buvo tokia, kad pagal tą, ką jis norėjo, pagal tą, ką nusibraižė, pagaminom jam specialiai, individualiai, žinai. Tai toks ir gavosi, žinai. Ganėtinai gražus, stambus, didelis ir malonus akė, žinai. Dažymas irgi kliento pageidavimas? Jo, gynai dažymas, tai klientas turėjo svajonę, gynai... Kažką nutrenkti? Svajonė gali būti, bet geriau nereikia to. Aha. Jo, buvo tokia idėja, kad padaryti visą pagalį baltas, aptaškytas uogienė. Aha, okei. Uogienė, jo, gavus toks dizainas. Stabdžių diskai matau irgi keisti, ne? Realiai galim, jeigu lyginant su šitu būtent modeliu, būtų iš esmės identiški, ne? Tai yra pakeistas priekinis sparnas, pakeisti ratlankiai, tiek priekis, tiek galas, gal uždėta plati padanga, daug platesnė negu originalė. Pakeistas bakas, pakeisti šoniniai fenderiai, pakeistas priekinis feiringas, lempa, šakių apdaila visa pakeista, vairas, veidrodėliai, žinai, gripai, leveliai išlikę tie patys originalų, žinai, bako apdaila ir bakas pats yra visiškai custom kitas. Spidometras, žinai, sėdynė, galinis sparnas, realiai iš esmės pakeista viskas, kas liečia originalų modelį. Nu, tai išlikė kas variklis ir realiai rėmas. Nu, man tai dabar, pavyzdžiui, va šitas tokinis, ne, kokia jo kaina yra plius minus 28 metų? Čia jau žinok, kaip nupirks ir kaip pasiseks aukcionė. Bet iki 10K tai drąsiai? Laisvai. Gal net ir mažiau. O jeigu nori tokio? O jeigu nori tokio, tai dar dvigubai dadam. Dauginama, ne? Jo, dauginam. Lengviausiai skaičiuoti, dauginai. 2 iš 3, žinai. Ja. O žiūrėk, bakas, ne, nors ir originalus atrodo pakankamai smulkus, čia atrodo jisai platesnis, bet šitos detalės atima daug vietos. Kiek litrų? Bakas nesikeičia, bakas yra ne čia. Čia yra bako apdaila. Yra apačioje. Bakas yra po sėdynė. Iš tavo vietų turim baką. Jo, taip. Numiršau. Viskas okei? Okei, man. Jo, tai... Čia yra Harley motociklai? Vairuoda? Jo, čia nesu Panasonico važiuoju. Jo, tai bakas yra iš esmės, realiai techniniai dalykai ir inžineriniai yra išlikę tie patys. Kas liečia baką, bakas yra 18 litrų kaip ir originalas. Niekas nepasikeitė, žinai. Tik tiek, kad... Sėdėm propkis. Patogu važiuoti. Patogu mieste ir gražu mieste. Realiai užmiestį važiuojant jau turi labai stipriai sukaupti save tam. Nes ir kas liečia duslių, žinai, palyginant, išmetimo sistema labai stipriai kaitina. Nes tau koja gaunasi, žinai, didi realiai ant priekinį. Ant čia ir turi labai stipriai įsiskeisti. Realiai klientas norėjo grožio, klientas norėjo atkreipti dėmesį ir jam puikiai tai gavosi. Grožis reikalauja aukų. Būtent. O mums gavosi išpildyti jo svajonę ganėtinai puikiai ir dar plus 10 kartų daugiau. Tai šitas motociklas iškeliaus? Ne, šitas motociklas važinės Lietuvos gatvėmis, čia yra mano draugo gero.
jisai nusprendė, kad nori tokio modelio, jis jam tinka, patinka, limpa, važiuoja, mėgaus tuo ir kaifuoja. Kas liečia mane asmeniškai, man tai nepriimtina prekiai šitas dalykas ir važiavimui. Aš renkuosi kitus modelius, Tauringo modelius, dažniausiai tai man patinka. Bet kas liečia visus šitus techninius dalykus ar keitimus, custom dalis, tai žiauriai geras buvo projektas. Patiko, pats dalyvavau visame kame, tiek perdaryme, tiek idėjų generavime visame. Tai žiauriai buvo smagu, buvo daug labai laisvės, buvo daug labai kūrybos. Tai kuo daugiau kuri, kuo daugiau turi laisvės, tuo įdomiau. Čia turbūt, irgi neuždavėm tau klausimo, bet taip spėjam iš to, ką mes žinom, turbūt Softailo serija viena populiariausių yra custom motociklų, ne? Jeigu kas liečia perdarimą ir custom dalis, tai taip. Nes daugiausiai jam gali pakeisti Tauringui, realiai tai Tauringas kas? Tauringą pasiemi, tu realiai ką pakeiti perdažai, ten variklio komponentus kažkokius, kaip nujuodini, žinai, ar tiesiog galinį sparną kokį pasikeiti, kuris būna sulinkęs dėžes, gali ilgesnės, trumpesnės daryti, o čia realiai iš esmės tu keiti viską. Ir šiandien dienai populiariausi variantai tai yra, tarkim, šitas breakoutas tvinkiamas, čia iš vis yra CVO modelis 110 Kryminas. Tai yra labai populiarus tiek tarp mūsų draugų ir kompanijos ir kas liečia užsienio rinkos žmonių. Tai turbinos ratai, kas liečia būtent šį modelį, viskas, kai matau, tai yra nujuodyta, turbininiai ratai, kas yra labai, labai gražu šitam modeliui. Ir turim Fatboyų. Vėl breakoutą turim naują M8 varikliu 114. Kas šiandien dienai jau šiaip rinkoje Lietuvoje nugalė, ar vis tik dar oldschoolinis twincamas, ar jau naujoviškas M8? Pas mus, kas liečia mūsų kolegas, visas mūsų draugus ir kompaniją, tai mes esam labiau už twincamus, bet vis tiek gyvenimas leidžia ir liepia, net tave šiek tiek kikina, kad tu eitum tolyn. Tai domiesi ir tais ir M8 varikliais ir visą kitą, aš nieko neturiu prieš juos, man viskas gerai tinka, tenkina, yra aišku tik kai kurie aspektai, kuriuos reiks sutvarkyti prieš važiuojant su juo. Kas liečia M8, realiai twincamas, tai ką, blogiausi dalykai, kas atsitinka, tai kokie kompensatoriai, žinai, pradeda šnekėti. Taip, norėjau klausti, esu girdėjęs, kad būtent 110 Screaming Eagles turi problemų su kompensatoriais, čia tiesa. Tai čia ne aurimėlis mūsų šitoks pasi. Bet tai pasi Deluxe. Ja. Okay. Realiai vienintelis kas liečia tvincamą, kiek mums tekia susidurti, tai vienintelė problema, bet irgi retai iškylanti yra kompensatoriai. Kas liečia tvincamą. Lengvai tvarkomas dalykas? Jo, bet nėra tikrai labai sunkus dalykas juos pakeisti. Realiai nusėmi kelis komponentus, žinai, prieini prie variklio skyriaus, žinai, ir prasardai variklį ir pasikeiti. O kainos atžvilgiu? Irgi labai prieinama kaina, manau, kiekvienam. Tai čia yra Tauringų high-endas jau, ne? Čia CVO visi trys? Ne. Iš esmės tai yra šitas pilkas, tvincamas yra CVO ir paskutinis naujas Milwaukee'is. 117. Jo, 117. Šitas yra 114, čia yra ST-kas. Tai turim CVO, ST ir vėl CVO. Ok, jie irgi yra pas jūs daryti, ne? Realiai šitas būtent modelis, šitas CVO, tai yra 23 metų Roadlidas. Pilnas faršas, kas gali būti ant Harley realiai sudėta šiandien dienai. Tai turim špikinius pilnus ratus naujuosius, turim priekį bajos lempas, žiauriai gerą ir vėjui palankų priekinį stiklą, aparatūrą Rockfordo. Realiai suskaičiuot kolonėlių galim primest, bet sunku vienos rankos. Iš esmės, realiai stokas CVO su keliais komponentais pakeistais, tai kas liečia, sakau, priekinės lempos, priekinis stiklas, žinai, ir visa kita yra originalas, išlikęs. Bet nes CVO nelabai yra, ką ten jau daryti. Nelabai, jo. Realiai vienas iš stipriausių modelių ir šiandien dienai, tai man asmeniškai tai įspūdingas modelis šitas yra. Ok. Aišku, kiekvienam tūlam lietuviui įdomi finansinė pusė, jeigu nori turėti CVO tokį 23. Konkrečiai gali nesakyti, šiaip iki... Tai vienbazė turbūt kainuoja... Kokį kem? Truputį mažiau gali įsigyti, aš manau, jeigu nenori visko tiek max, kiek yra čia, pavyzdžiui, tarkim... Nori max. Jeigu nori max, tai maždaug taip ir skaičiuojam kažkur iki. Iki tos sumos. Čia reiktų ant 4 mestis. Galiu pasimatuoti. Be abejo. Aš per mažas žmogus šitą. Tu per mažas, tavo street glidas yra tavo dydžio. Bet gal dar augsi man tai?
Nemanau, jau turbūt labiau trauksios, bet... Trauksios? Bet... Nu tai ant mažesnio gal persėsi vis tiek. Ne? Gerai, kalbėkit. Būtum daugiau košės valgęs vaikystėje, būtum gal Andrus valgęs. Į pilvas, tai žinai, pilvas ant bako, gali. O klausyk, Mantėnai, kalbam apie motociklus, jų grožį, varikliai. Taip. Dirbat su jais? Dirbam, pilnumoj. Dedat stage'us ar darot savo vėlenėlius, kaip jūs ką pakeliat galę ir kaip šitoj vietoje? Kas liečia visas galias ir vėlenėlių keitimų, realiai variklio skyrių atlinkam pilną mechaninį procesą mes. Kas liečia išardymai, skėlimai, tvėrimai, turim tikrai puikius mechanikus, kurie visą tai moka, apsieima ir daro. Ir realiai, kuo daugiau klaidų darai, tuo labiau iš jų mokaisi, kaip ir gyvenime. Tai šiandien dieną turim tikrai puikius specialistus, kas liečia variklio skyrių, nuo A iki Z, vėlenėliai, stūmokliai ir visi kiti dalykai, viskas yra perinkama, daroma pas mus, bet turim ir labai glaudžius santykius su kitų miestų chebra, kurie dirba kartu su irgi su visais tais čipavimai, kaip pasakyti, programavimai. Šiandien dieną mes realiai neturim nei stendo, nei nieko, nei galimybės tai daryti, bet turim kolegas, kuriais labai daug bendravom, ir taip pat irgi Kaune. Ar ir kituose miestuose, kurie atlieka šią paslaugą ir mes nukreipiame juos pas klientus, visus nukreipiame pas juos, žinai. Iš jaučiu vienas ir yra, kuris stenda. Realiai Kaune yra vienas, jo. Vienas geras. Vienas ir labai geras. Buvau aš pasisakęs. Tai rekomenduoju 100%. Sakykime, Max, ką pavyko, arba, sakykime, toks rimtas projektas, procentaliai, kiek daugiausiai pavyko pakelti galios, nesvarbu, kurią modelį. Ką turim šiam garaže? Tai yra irgi raulaidas ir turim 100 kem arklių. Pasivanoja. Tai yra labai stipru, realiai jaukiniesi kaip bulių, kaip pasakyti. Šiandien dieną turim vienas iš galingiausių mūsų variantų, tai 131 variklis yra įdėtas, pakeisti vėlenėliai. Realiai iš esmės pakeista viskas, kas įmanoma, sankaba, dėžė, vėlenėliai, kad būtų aukso viduriukas, kad galėtumėme ir rauti ir kiekvienu bėgiu realiai paėmus ir kad laikytų visi komponentai. Be baimės, kad nepradėtų byrėti, žinai. Tai irgi taip pat pas mus yra viskas perinkta, viskas pas mus padaryta, išvežta į Kauną, pastatyta ant stendo, sureguliuota ir šiandien dienai turim įspūdingą motorą. Gerai. Ok, visi mocijai fainai. Nuo ko viskas prasideda? Pavyzdžiui, pargrįžta iš štatų mocas. Grįžta iš štatų mocas, kaip ir matėm tą vyraudą, iš esmės. Tai jo laukia šitoks likimas? Jo likimas ateina čia. Rimtai? Viską išrenka? Visiškai. Pilnumo. Jeigu motociklas reikalauja pilno išrinkimo, tai taip. Aišku, kiekvieno kliento noras, žinai, žiūrint, koks grįžo, žiūrint, kiek padaryta jam, kaip norėjau angliškai pasakyti, kiek padaryta jam bėdos. Tai priklauso nuo to dar irgi. Bet iš esmės, tai jeigu nori savo motociklą daraisi, darom viską nuo nulio. Okay. Tai išrinkame jį pilnumo iki rėmų. Rėmą taipogi, jeigu jis reikalauja kažkokių tai dažymų ar kažką, jį irgi dažom vilteliniu būdu, žinai. Visi iš esmės rėmo komponentai, kurie galėtų kisti ar nekisti, išlieka originalų, žinai, kad nebūtų jokių priekabų ar kažko iš tam tikrų institucijų. Okay. Jo, tai visa motociklo eiga prasideda čia. O kaip gerai yra, pavyzdžiui, su rėmų lyginimais, ne? Žinau, kad tai gali daryti, bet tada turi sertifikatą turėti ar kažkas tokio, ne? Užsiimam ir šitų dalykų, turim irgi draugų, su kuriais labai artimai dirbame ir palaikom glaudžius ryšius, kurie atlieka geometrijos atstatymus. Tai realiai grįžta motociklas, ką pirmą dalyką padarom, serdom iki tam tikro lygio, kad galima jį būtų pamatuoti. Išsimatuojame, jeigu motociklas matom, kad yra rėmas kažkiek pažeistas, pasuktas, ar kas liečia kaklą, šikną ar kažką tokio, tai paruošiam jam pilnam lyginimui, ištampom, padarom, gaunam sertifikatą su pilnais įrodymus, kad jis yra sveikas, ištampytas ir galima naudoti, eksploatuoti. Okay. Kiek reikia išardyti, sakykime, mažiausiai, kiek reikia išardyti motociklą, kad galėtum jo geometriją patikrinti? Tai realiai kiekvienam motociklui skirtinga, bet iš esmės bazė yra ta, kad nusėmi vairus, nusėmi pakojus, nusėmi išmetimo visą sistemą, palieki galinį sparną, tarkim, priekinį sparną, jeigu dar jis yra likęs. Jo, nes motociklas matuosi nuo priekio galo pilnumoj, tai nėra matuojama tik tai vien tik rėmas, yra matuojama viskas, kas liečia motociklą ir tada jau žinom, ką daryti toliau. Ar jį ardyti ir žerti, kaip pasakyti, lietuviškai iki pat dugno, žinai, ar dar galima jį daryti ir nieko neišardžiusi pilnumoje.
O tai vis tiek, sakykime, tą, kur prieš tai apžiūrėjom, rodo, jis neatrodo tikrai didelis mušimas, ar čia jau jūsų yra, sakykime, kokybės signalas, kad jūs jį visiškai plikai išardot, nes, sakykime, mano visiškai neprofesionalia nuomonė, jeigu tokio lygio grįžta motociklas, aš nematyčiau poreikio, to prasme, rėmą išrinkat, net išimt variklį, ne visas laidynas, viskas, sakykime, nuo iš viso gamyklos nulio, kaip tu sakai. Tai ar toks poreikis yra, ar čia tiesiog jūs tai darot dėl to, kad užtikrinti maksimalią kokybę? Realiai dėl kokybės, iš tikrųjų, norim duoti žmogui garantą, norim duoti, kad žmogus jaustųsi saugiai, nepradėtų kažkas byrėti, atsitikti ar kažką, nes kaip žinom, kad Harlis jisai tikrai negaili, kas liečia klyjus ar kažką tokio, jisai surinktas ganėtinai primityviai, bet ganėtinai garantuotai. Tai mes tengiamės žmogus teikti visišką ramybę, kas liečia Vatarį ir Vairaudą, kurį išnekėjom, tai mūsų draugų yra kolegos, tai jisai norėjo, kad būtų viskas nuo akis padaryta. Tai mes įsižiūrėjom, kad rėmas buvo pamatuotas, jisai buvo sveikas, jam nieko nebuvo atsitikę, bet mes įžiūrėjom visiškai iki rėmo, perdarėm visus komponentus, keitėm įvairius dalykus naujais, kas liečia visas gumas, ten, kaip sakyti, variklio pagalvės ar visus kitus komponentus pakeitėm, grinai dėl to, kad žmogus to norėjo. O tai jūs keičiat ir visus varžtus, nes čia, to prasme, čia visi nauji varžtai. Sudedat visus naujus? Visiškai. Gerai. Ne, iš esmės tai keičiam. Ir klijuojat kiekvieną, ne? Be abejo. Raudoną, mėlyną. O klausyk, kiek pas Harley yra varžtų? Skirtingų varžtų. Nei mano, nei tavo, nei kolegos rankų neužteks. Okay, tai čia dabar, kai yra jisai išrinktas, tai čia detalės, kaip sakant, užmarinuotas, ne? Jo, čia yra miltais. Čia turbūt išdažytas. O koks yra modelis? Čia yra, bijau suklyst. Softailas kažkas. Čia yra softailas, jo. Palaukit, iš tikrųjų. Čia yra Fatboys. Fatboys. Tvinkiamas, jo. Šiaip neblogas Fatboys. Koks čia palaukis? Neatrodo toks ir fet. 114 šiandien? Ne, čia tvinkiamas, 103 variklis. Va, 103. Not bad. Galia platus ratas eis. Turim Fatboy, jo, galinės bus platus ratas. Priekį irgi platesnė padanga. Atrodys gerai. Ok. Kaip, ar įmanoma pamatuoti, pavyzdžiui, kiek jūs per mėnesį paruošėt modelių, nežinau. Kiek laiko, gal taip paklausiu, kiek laiko užtrunka custom padaryti mocavą nuo atvykimų? Priklausomai. Rėmas, sakykime, nedaužtas, ne, ir nori padaryti jau gerą. Tarkim, turėjom pavyzdį, turim originalą grįžusi, nebaisiai muštą ir turim visiškai perdarytą, kiek laiko reikia. Ir sakau, Mantėnai, kada aš važiuosiu? Realiai priklauso nuo motociklų, iš tikrųjų priklauso nuo motociklų, kaip tu sakai, neturim vienas grįžo sveikas, kitą ir gaunam tokį, ne? Tai tokiam, jeigu žmogus viską žino, tarkim, klientas nori to, trečio, ketvirto, ir mes tuo pačiu turime viską vietoje, tai maks iki 2 savaičių galim užtrukti. Yra projektų, kur užtrunka net iki pusės metų, gali užtrukti, gali net ir metus, žinai, priklauso nuo to, ko tu nori, kokios detalės, kitos detalės, žinai, gali tekti užsakinėti iš Amerikos, patys žinot, kas Amerikos situacija, ten lauksi 2-3 mėnesius, kol vien tik grįžinai, po truputį lipdai yra tas, kas yra greitai paruošiama, yra tas, kas užtrunka laiko, žinai. Tai nuo 2 savaičių galim, jeigu taip grubiai noriu, tarkim, sezono atidarimas artėja, liko 2 mėnesiai. Jaučiasi tas suaktyvėjimas visų, ne? Nes dažniausiai žmogus kasai, paskutinė mintė, blema, tapalų nepasikeičiau, bet kažką, žinai, važiuojam ir bei mašin greitai. Tipo nieko neveikia, čia taip pat ir pakeis. Ir visiems reikia greitai nusidažyti viską, persdažyti, pasidaryti. Tai faktas, kad jo, Bizeką turim didelį ir turėjom šiais metais tikrai prieš sezono atidarimą, kas liečia, ruošim ir savo motociklų, žinai, ruošim ir klientų, tai tuo pačiu patiems reikia pasiruošti, atvažiuoti, laukęs, laiko nėra, žinai, ir kiti dar spaudžia, tai turim komandą, spėjom viską. Nu, okei, fainai, žiauriai, toks kaip kažkur, vat, ne? Rojus, aš noriu čia gyventi. Man tas negrįž namo, jisai gyvens čia. Realiai panašiai jausmus yra. Gyvenam, dirbam. Dirbat, tai turbūt visa buitis. Nėra ką klausti, ne, nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Realiai jo, pas mus. Tai vienu žodžiu, arba mašin, neturi Harlio, atvažiuoji, pakonsultuos, nupirks. Turėsi, jo, turi Harlį, turi problemų kažkokių, arba turi galvoje pilną idėją, atvažiuoji padėti. Negali apsispręsti, kokį nori Harlį, irgi ne problema, atvažiuok įsinamuose, aišku, įmanoma įsinamuos šitas. Jo. Ne. Jo. Palaukit, sufeilinu. Ne, šiandien dienai turim porą motociklų kol kas, bet matom, kad paklausa yra didelė ganėtinai ir žmonės nori ne tik softailų, tai manau, kad į ateitį auksim.
Tai čia atskirus susitarimus, žinai, ant stalo padėjai, nu, ta prasme, palikai kaip užstatą. Kiek? O už tiek? Norim jums padovanoti savo padelį, kad galėtume skaniai gerti kavą ir prisiminti mūsų čia pasibuvimą. Tai ačiū tau, Mantėnai. Ačiū už priėmimą. O mes ką, varom Kaunan? Ne, palauk, čia buvo Mantėnas. Mantėnas ir Marėnas. Ciao, пока.